Sveiki! Ir dar viena FForex pamoka apie MetaTrader 4 platformą. Šį kartą papasakosime šiek tiek plačiau apie grafiko langus bei vieną svarbiausių funkcijų platformoje – užsakymų atlikimą. Pradžiai vienas naujokų dažnai pateikiamų klausimų – kodėl negaliu grafiko lango pastumti atgal? Neretai prekeiviai, žinodami, jog istorija yra Forex tyrimo objektas, bando grafiko lange paslinkti grafiką atgal, tačiau jis grįžta į pradinę savo vietą. Taip yra dėl to, jog įrankių juostoje įjungta automatinės slinkties funkcija. Ši funkcija grąžina grafiką į tą vietą, kur matomi naujausi judesiai vos tik kainai pakitus į vieną ar į kitą pusę. Norint tirti praeitį, jums tereikia išjungti automatinės slinkties funkciją esančią štai čia. Norint matyti naujausius kainos judesius, ją vėl reikėtų įjungti. Dar vienas klausimas, kurį nuolat gauname iš rinkos naujokų, tai grafiko paveikslo išsaugojimas. Neretai prekeiviai nori pasidalinti savo analizę įvairiuose virtualiuose forumuose ar tiesiog nusiųsti paveiksliuką kitam prekeiviui su jame pažymėtų šablonu. Norint tai padaryti, grafiko lange jums reikia spustelėti dešinį pelės mygtuką. Meniu juostoje pamatysite funkciją išsaugoti kaip paveikslėlį. Pasirinkę ją išvysite lentelę su 3 paveikslėlio išsaugojimo būdais. Pirmasis – išsaugoti kaip esamą darbo vietą. Pasirinkę šią funkciją jūs išsaugosite visos platformos su grafiku paveikslą. Kita galimybė – išsaugoti esamą grafiką. Naudodami šią funkciją išsaugosite tik savo grafiko langą tokio dydžio, kokį matote prieš save. Dar viena galimybė išsaugoti grafiko langą prekeiviui pačiam pasirenkant jo dydį. Taigi, jei jums rūpi išsaugojamo grafiko dydis, reikėtų rinktis būtent šią funkciją. Pasirinkus vieną iš funkcijų, belieka pavadinti savo grafiko paveikslą ir išsaugoti jį norimoje vietoje. Kaip jau žinome, Forex nėra kazino ir nederėtų vien dėl geros nuotaikos ar pranašiško sapno pirkti ar pardavinėti. Bet jeigu analizė atlikta ir manote, jog laikas užsakymui, štai nuo ko reikėtų pradėti. Pirmiausiai reikia pasirinkti naują užsakymo funkciją, spaudžiant dešinį pelės mygtuką ir pasirenkant prekybą ir naujas užsakymas. Padarius tai, ekrane pamatysite lentelę su pirkimo ar pardavimo funkcija. Lentelės viršuje yra pasirenkama valiuta, kurią prekiausite. Šiuo atveju tai euro ir Amerikos dolerio pora. Tačiau reikalui esant, galime pasirinkti ir kitą brokerio siūlomą valiutų porą tiesiog iš sąrašo. Šios lentelės kairėje taip pat matote grafiką. Tai poros grafikas, kuris atspindi kiekvieną, net ir menkiausią kainos pasikeitimą. Toliau lentelėje yra užsakymo dydžio funkcija, kur reikėtų pasirinkti norimą pozicijos dydį. Užsakymo dydžiai Forex matuojami lotais, kur vienas pilnas lotas yra 100 000 pagrindinės valiutos vienetų. Taigi, norint pasirinkti, tarkime, 10 000 vienetų užsakymo dydį, mes renkamės 0,1 loto. Kaip matome paspaudus šį langelį, yra ir jau nustatytų užsakymo dydžių galimybė. Tačiau šiuos dydžius galime keisti ir rankiniu būdu. Jei tai mums netinka pagal rizikos modelį, galime pasirinkti mažiau ar daugiau, tiesiog ranka įrašydami reikiamą sumą. Taip pat užsakymo lentelėje matome galimybę pažymėti nuostolio ribą, jei užsakymas pradėtų judėti ne pagal planą. Šis užsakymo nustatymas išjungtų nuostolingą poziciją norimoje vietoje. Tai labai naudinga prekeiviams, kurie nenori nuolat sėdėti prie ekrano ir stebėti kiekvieną užsakymą. Dar viena užsakymo funkcija – pelno nuėmimo zonos nustatymas. Tai taip pat labai patogu. Jei analizės metu nustatėte pelno nuėmimo zoną, ją tiesiog reikėtų įrašyti šiame laukelyje. Tačiau nepamirškite prie skaičiaus pridėti arba atimti, priklausomai nuo to, kokį užsakymą atliekate, komisinio mokesčio. Kainai pasiekus nustatytą ribą, užsakymas automatiškai bus uždarytas, o pelnas jūsų sąskaitoje.
Toliau matome pagrindinės užsakymo lentelės funkcijas – pirkimą arba pardavimą ir kainą, kurią nupirksite ar parduosite, jei norite, kad užsakymas būtų atliktas nedelsiant. Kita funkcija, kurią galite pasirinkti MetaTrader 4 platformoje, tai atidėliotinas užsakymas. Jis naudojamas tada, kai norime pirkti ar parduoti kitokią nei dabartinę kainą, tačiau neturime galimybės jos laukti prie savo ekranų. Taigi, analizė atlikta ir mes manome, jog kaina netolimoje ateityje kils. Pažymėjome nuostolio ribą, taip pat ir pelno nuėmimo zoną. Galime atlikti užsakymą. Spaudžiame pirkimo mygtuką ir matome, jog užsakymas iš karto aktyvuotas. Belieka pasitikėti savo rinkos prognozėmis. Kaip visuomet, linkime sėkmės prekyboje.